Turbūt svarbiausia, ką norėčiau pasakyti, yra tai, kad studentam labai svarbi visa mokymosi aplinka ir mokymosi erdvė. Ir tą emocinę mokymosi erdvę kuria dėstytojai, administracijos darbuotojai ir patys studentai, visa bendruomenė. Tačiau, kad tas mokymasis būtų sklandus, tam labai tikrai tarnauja patogios erdvės, nevaržančios, sakykime, patalpos. Tai tikrai džiaugiamės, jog jau šį rugsėjį Klaipėdoje socialinių mokslų kolegija keliasi į tikrai naujas, modernes, inovatyviai įrengtas patalpas. Ir tikime, kad tai yra erdvė studentam, kur jie gali kurti, kur gali bendrauti, bendradarbiauti, nevaržomai įreikšti savo idėjas ir visi kartu, vieningai komandai, kartu visa bendruomenė tas idėjas įgyvendinti. Tai toks yra tikslas. Ir man atrodo, kad ta erdvė tikrai atitiks šitos visus kriterijus ir leis visiems jaustis labai patogiai, komfortiškai ir tuo pačiu siekti puikių mokymosi rezultatų. Mes laikomės atviros aukštosios mokyklos tokios pozicijos. Tai reiškia, kad laukiame visų, kurie nori tobulėti, nori augti ir nori pažinti save. Labai dažnai būna, kad mes galvom, kad gal esam negabūs, gal kažko nesugebam, gal kažkas mums ten nepavyksta, gal čia rezultatai kažkokie matematikos, gal ne patys geriausi. Savo pačioje ugdymo filosofijoje tikim, kad kiekvienas žmogus yra unikalus. Tik tai reikia terpės tam unikalumui atsiskleisti. Tai kolegijai ir kūrėme tą aplinką, kuri leidžia kiekvienam žmogui tobulėti, ieškoti savęs, skleisti savo talentą, ugdyti gebėjimus ir kompetencijas. Ir tam yra sukurta visa aplinka. Tiek dėstytojų kolektyvas, kuris yra nuoširdus, ugdantis, patariantis, mentoriaujantis, tiek visi studentai, jų bendruomenė, kurią skatinam visada labai bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, nes tai yra didžiulė bendruomenė kolegijos. Ir man atrodo, kad visi kartu siekiam to vieno tikslo – ugdyti save. Ir laikom save augančią organizaciją, taip kad tiek administracijos darbuotojai, tiek dėstytojai, tiek studentai, visa mūsų bendruomenė kasdien priimam iššūkius tam, kad tobulėtume. Kolegijoje yra įgyvendinama ir diegiama ir visos studijų procesas yra vystomas pagal patirtinio ugdymo metodiką, kada mokymasis vyksta per patirtį. Studentams visame procese dėstytojai formuoja užduotis tokias, kad mes kauptumėm ne tik žinias, kompetencijas ir gebėjimus, bet ir patirtį. Taip, kad išėję po studijų studentai turi tam tikrą patirties portfolio, kuris labai leidžia lengvai iš tikrųjų jau darbdaviui, būsimam darbdaviui parodyti, ką aš galiu, ką aš esu padaręs, ne tik tai, ką moku ir žinau, bet ką esu padaręs, ką esu įgyvendinęs. Ir taip tikrai, man atrodo, žymiai paprasčiau yra įsilieti, jau turint tam tikrą patirties bagažą į praktinį į rinką, ieškoti to savo darbo vietos, to savo pašaukimo. Kitas svarbus turbūt dalykas, be abejo, visas praktinis ugdymas yra labai aktualus, praktinės, patyriminės užduotys, praktiniai projektai, jie vyksta kiekvienam dalyke, kiekvienam paskaitoje, labai daug tarpdisciplininių projektų, dėl to, kad mes suprantam, kad tas tarpdiscipliniškumas, dalykų dermė tarpusavyje labai yra svarbi ir ugdo tokią visuminę tą kompetenciją. Kalbant dar apie praktinį ugdymą, turėčiau išskirti labai svarbų dalyką socialinių partnerių įtraukti į mokymosi procesą. Mūsų studentai tikrai atlieka nemažai praktinių veiklų. Paskaitose labai atlieka daug užduočių, kurias teikia tiesiogiai įmonės, įvairių verslo iššūkių, pradeda spręsti įmonėm problemas. Ir turbūt didelis privalumas yra tai, jog didelė dalis dėstytojų, daugiau nei 60% kolegijos dėstytojų yra dėstytojai praktikai, kurie ateina iš savo darbo vietos, atsineša tuos tikruosius atvejus ir su studentais tuos atvejus sprendžia. Taip kad tą patirtį, kurią studentai įgyja jau paskaitų metu, galima tikrai puikiai panaudoti ir visi dėstytojai yra linkę dalinti su studentais savo patirtimi, tam, kad studentai augtų savo patirtyje.
Asmeninių savybių tikriausiai reikia daug turėti. Kalbu apie pačias geriausias žmogaus savybės, bet pati išskirčiau kaip žingeidumą, norą mokytis. Ši savybė reikalinga kiekvienoje programoje, kiekvienoje specialybėje, bet aš šį būdo bruožą pabrėžiu todėl, kad slaugos ar ne specialisto funkcijos remiasi slaugos mokslo praktika, o praktika nuolat kinta, atsiranda naujų žinių, atsiranda naujų technologijų ir šiai dienai žmogus šitoje specialybėje turi būti pasiruošęs nuolat priimti iššūkius ir prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Tai šis būdo bruožas tikrai, mano manymu, yra reikalingas. Galbūt sekantis būdo bruožas būtų noras nuolatos mokytis, ne tik studijų metu, bet ir po studijų. Sekantis būdo bruožas būtų noras būti lyderiu. Šis būdo bruožas, mano manymu, padeda būtent bendrosios praktikos slaugytojo darbe priimti greitus sprendimus, reikalingus sprendimus, taip pat suburti komandą, kuri teiktų aukščiausios kokybės sveikatos priežiūros paslaugas. Tai lyderio bruožas ir duoda tą savarankiškumą, kritinį mąstymą, kas ir padeda priimti, kas dažnu atveju tikrai ekstremalius sprendimus. Ir žinoma, būdo bruožas būtų geranoriškumas, noras padėti, būti švelniam. Į šį būdo bruožą, kaip sakau, labai telpa daug prasmių. Bet noriu pabrėžti tai, kad gydo ne tik slaugos planas, gydo ne tik vaistai, bet gydo išklausimas, gydo dėmesys, gydo tai, kad tu jautiesi laukiamas ir išklausytas. Tai būtent šis būdo bruožas, mano manymu, tikrai turėtų irgi dominuoti. Mes galime ne tik ieškoti straipsnių, ar tikrai šios specialybės asmenų reikia. Mes nuolatos tai girdime ir būtent šita pandeminė pasaulinė situacija įrodė, ar ne, kad mums nereikia ieškoti informacijos, ar reikia, ar trūksta. Tai yra pabrėžiama tikrai, kad to reikia. Pabrėžia ir mūsų socialiniai partneriai, su kuriais konsultavomės, kalbėjomės apie šią studijų programą. Tai jie tiesiog jau dabar nesulaukia, kada išleisim tuos motyvuotus, atsakingus, žingeidžius specialistus, kurie būtų prisitaikę prie, kaip dar kartą paminėsiu, prie kintančios aplinkos, nes jis šiuo metu yra tikrai aktuali. Taip pat nuolatinis augimas specialistų įrodo ir strateginiai dokumentai tiek šalies Lietuvos, tiek Europos, kad amžius ilgėja. Ar ne? Ir tai rodo, kad specialistai turės sudaryti orias senėjimo sąlygas, kad žmogus galėtų savo gyvenimą nugyventi oriai. Tai tiesiog dar kartą pabrėžiu, kad tikrai šių specialistų ir trūksta ir ateityje jų tikrai reikės. Studentui tai yra antrieji, ar ne, dar vieni dėstytojai, mokytojai ir mentoriai. Jie suteikia pačias svarbiausias žinias, tai yra praktikos žinias. Jie suteikia galimybę jau praktikos metu jaustis, kad tu esi dirbantis šitoje specialybėje. Jie leidžia dirbti komandoje, kartu priimti svarbius slaugos procesus, o mano manymu tai motyvuoja studentą mokytis ir norėti būti tuo geru, kvalifikuotu specialistu, nes jisai jaučiasi laukiamas, jisai jaučiasi išgirstas. Ir būtent tokios praktikos vietos ir noras iš socialinių partnerių priimti mūsų būsimus studentus, tai ir mums patiems sako, kad tikrai mūsų studentai bus laukiami ir būtent tas laukimas juos ir motyvuos tapti gerais specialistais.